Sveiki visi, mėlėjai mūsų, susirinkę į dar naują vieną video. Šiandien turėsime Honda su istoriniais numeriais, seną automobilį ir einam, susipažinsim su jo vairuotoju. Sveikas. Sveiki. Rapolas. Ričardas. Malonu. Tai gerai, tada Ričardai iškart papasako gal apie automobilį, plius minus kokia rida, koks modelis tiksliai. Čia yra japoniškas automobilis, Honda, 90 metai. Šitas modelis ėjo nuo 88 iki 91. Tai va čia yra faceliftinis modelis vadinamas. Jeigu iš galo pažiūrėtume, skiriasi faceliftinis vadinasi baltašiknis, o prie faceliftas yra geltonšiknis, ten dėl lempų spalvos. Galėsim tą pažiūrėti. Čia būtent yra karburatorinis variantas, dual carbas. Yra dochiniai variantai, tie yra paklausesni, tai va, aš vienas iš kelių, kas važinėja Lietuvoje su karbiniais. Tai šitas retesnis toksai vos ne? Jisai retesnis, nes jis nebuvo vertinamas labai ir mažai kas jį išlaikė. Taip, o koks svoris ir kiek galios? Galios yra 80 kW, svoris jinai lengva, tona 100 yra. Tona 100 tik tais. Taip. Ir viskas. O šiaip nuo 0 iki 100? Šitas būtent apie 10 sekundžių eina. Ir varomi kokie būtų? Varomi priekiniai. Priekiniai varomi Jo. būtų. Šiaip kas gal keisčiau šiek tiek, bet Hondai gal nekeista, bet japonam keista gal priekiniai. Ne, kaip tik būtent Honda dauguma priekinis varomas. Būtent Taip, preliudai yra visi priekių varomi, paskui atsirado S2000. Taip. Tai tenai jau galų varoma mašina. Va. O Tie prieki. tada mechanas ar automatas? Mechanas. Mechanas. Ir jeigu žiūrovai norėtų nusipirkti tokią būtent, kokia rinkos šiaip kaina? Rinka tai atsispyrė nuo nulio, nuo metalo kainos čia prieš kažkiek, tai gal prieš 10 metų, dabar labai nedaug yra, tai mačiau Autopliuse 2700 pigiausia ir į viršų. Tai, bet šiaip daugiausiai šiaip priklauso nuo komplektacijos viskas ta kaina, ar nuo ridos, ar kaip? Jos kadangi japonai, tai mėgo rūdyti, tai kuo geresnė kėbulo būklė, tuo ta kaina didesnė. Nu ir aišku, karburatoriniai yra pigesni, Ja. o įpurškimas, dochiniai variantai yra brangesni. Kas gamykliškai norėtumėt, kad būtų pakeista šitoj mašinai įdėta, ko nėra būtent dabar? Kaip ir visi preliudų savininkai, tai pasvajojam, pagalvojam, kaip atrodytų, tai būtų galų varoma mašina, o ne priekį. Taip. Tai, o šiaip nieko kaip ir keisti nesinorėtų, nes mano galva idealiai padaryta Viskas idealiai mašina. padaryta, viskas yra, nieko nereikia. O tvarkojo, tada šiaip gal koks įdomus faktas? Tai įdomus faktas, kad pirmą kartą panaudota 4 vairuojamų ratų sistema iš lengvų automobilių, prieš tai buvo sunkvežimiuose, autobusuose, o čia įdėjo pirmą kartą tarp lengvųjų mašinų. Taip pat kapoto linija pati yra žemiausia iš automobilių serijinių, kadangi variklis paverstas yra, paguldytas tas karburatorius užkištas už galo. Ai, tai matosi, tas įdubimas vos. Ja, tai Jo, šiaip tokių įdubimų atrodo, šiaip daugiausiai tai būna iškelti labiau tipo kapotai visi, dėl o to šitas būtent... ir tuningas, svapai nepaina, nes jeigu bando įdėti, tai arba per žemai kabo jo, variklis, tada nelabai arba įmanoma pjaustyt kažką. Ričardai, paskutinį klausimą užduosiu. Ar atitiko visus lūkesčius šitą mašiną? Ar gal kažko kito norėtųsi? Jei norėtųsi, tai tik tai geresnės būklės, kad pirmų momentų, kai nusipirkta buvo, kad jis būtų tvarkingesnis. Taip. Bet ėmėm tą, ką ėmėm, o šiaip pats modelis tai yra idealus, keisti kažko. Tinkantis. Aišku, jeigu jau 20 metų plus turi mašiną, tai tada tikriausiai nesunku suprast, kad teisingą modelį pasirinkot. O sukamės. Stop. Taip, 7 metrai 80. Taip ir sakė, kad turėtų būti 7 metrai su V, su 11 B. Tai va 3 metrai išlošiama manevringumo. Kadangi mechaninis eina kardaniukas, čia yra vairo kolonėlė tokia stumdo ir principas va čia yra. Didelis ratas, viduje mažiukas ir jisai 32 kartus kartoja tą patį judesį. Dėl to jis pasidaro, kad kai vairą truputį paskui, jisai metasi 1,5 laipsnio į vieną pusę,
O suki toliau, persimeta 5 laipsnius į kitą pusę ir tada gaunasi va toksai. Tai Kad mintis išnykimas ta, vis kad tiek. kai važiuoji greitai, tau nereikia vairo daug truputį suki, Ir tau... tai abu ratai tą pačią pusę sukasi ir jinai taip šodo O gaunasi. šiaip mašina stabilesnė padaro? Ar Testai rodė, kad stabilesnė, nes ir buvo kurta šita sistema dėl dėl stabilumo. stabilumo, pačio saugumo gal tokio labiau? Jo, praktiškai ten gal labiau priklauso nuo vairuotojo. Bet, o Kiek pavyzdžiui, atsargus. kitą mašiną turit kažkokią? Kasdienė Kasdienę tiesiog. turiu, kaip Tai kitaip. skiriasi vis tiek tas važiavimo toksai komfortas, dar kažkas, tai aš nežinau, Komfortas, Turit, tai turiu Ford Galaxy, tai Aha. tenai nu labai tai skirtinga mašina. labai skirtinga, jo, tada Čia sėdi žemai, o netoks ten klausimas. Jo, aukštai. tenai aukštai sėdi. Bet šitą Tai- tokia savaitgalinė tiesiog išvažiuot, Nu ar... dabar jo, kažkiek stengiamės duoti jai laiko, kad pavažinėt, nes Mhm. kad nestovėtų. Daugiau kaip istorinė, kad laikom. Ne, tai aišku, o gerai, pavyzdžiui, kasdien dar tada nevažiuojam. apie kainą. Pavyzdžiui, jo kainos kyla kažkiek, ar jau tokios... Nu vat kainos tos, kadangi retosios, tai kažkiek kyla, Mhm. bet jos nebus taip, kad jos bus taip kaip kolekcinės mašinos, kad jos brangsta ir kad Taip, gali iš to taip, uždirbti. taip. Iš čia Čia dėl savęs, manau, vis neuždirbti. tiek gal Yra kai labiau. kurie modeliai, C-States tokie, Japonijos rinkai daryti, kur Aha. keli tūkstančiai pagaminta, jeigu Mhm. tą užgaudyt kokią geros būklės, jau ten galima sakyti, kai jau kolekcinis ir gali Kolekcinis. uždirbti. Jo, nu- Aukštą kainą. Šitos neturėtų. Nu, tikimės, kad auks, bet realiai galbūt ir Mhm. nelabai. Tai ką, ačiū Jums labai, kad suteikėt laiko, Ačiū, parodėt kad domitės. mašiną, tikrai įspūdinga, graži labai mašina, istorinė mašina. Ir ką tada? Nežinau, iki pasimatymo tikriausiai tada. Iki. Tvarkoj.